Sveiki visi, labai džiugu, kad šiandien prie mūsų prisijungėte. Aš esu Indrė, Glint trenerė, 2 metus atstovauju Glint kompanijai, esu kirpėja, dirbu Kaune, Sigrožio studijoje. Sveiki, aš esu Vilma, studijos Satin grožio salono įkūrėja, dirbu Kaune, taip pat dirbu su mūsų Glint mylimais produktais. Su šia kompanija draugauju jau daugiau negu 15 metų. Tai yra nuostabus produktai, kurie meistrams leidžia dirbti ir būti kūrybiškiams iki begalybės. Ar tiesą sakau, Indrė? Taip, Vilma, tai yra tikra tiesa. Glint produktų linija yra labai plati. Daugelis yra jau žinančių apie mus, bet taip pat yra ir žmonių, kurie tiesiog nesenai prie mūsų prisijungė ir norėtume šiek tiek jums papasakoti, kas tai yra Glint, kokia tai yra produktų linija, ką jie turi. Ir žinokit, nenusivilsit, kad jūs prisijungėt prie Glint kompanijos, nes tai yra nuostabus produktai, kurie yra gaminami Vokietijoje. Gal, Indrė, šiek tiek apie kompaniją? Taip, Glint kompanija yra iš Vokietijos. Jų produkcija yra hibridiška. Jie turi visai kitokią sistemą dažų. Jie turi ilgalaikius ir pusiau ilgalaikius dažus, kurie yra maišomi tarpusavyje. Sistema yra veganiška. Buvo pats jų visa istorija prasidėjo ne nuo dažų kūrimo, o nuo plaukų sistemos, kaip yra žmonės su jautria galvos oda. Tai pati pirma produkcijos linija buvo derma sukurta. Pati dermos linija yra žmonėms turintiems pleiskanas, turintiems labai jautrią galvos odą, jautrius žmonės, kurie turi jautrius kvapus. Taip, o šiandieną mes turbūt pristatysim dar vieną fantastišką produktą. Tai yra Glint Shadows Liquid Color Gloss dažai. Dabar siūlome jums pasižiūrėti video, kuriame bus parodyta, kaip tai atrodo. The development of gentle, uncomplicated, and quick solutions for coloration is becoming more and more relevant. Shadows Liquid Color Gloss is a color and care treatment at the same time. It is an all-in-one product to achieve color nuance, matting of unwanted reflections, gloss enhancement, and color refreshment. Shadows Liquid Color Gloss is a demi-permanent liquid hair tint in the acidic pH range. Shadows Liquid Color Gloss refines, changes, and intensifies the natural hair color. It gives the existing hair color a natural coloring kick, including a pleasant scent, since the product contains no ammonia and is formulated with a fresh scent. With Shadows Liquid Color Gloss, there is no lightening of the natural color pigment. The special feature of the coloring series is the associated Shadows Liquid Color Gloss developer. It is an innovative formula that turns liquid hair color into a transparent gel. Shadows Liquid Color Gloss may only be used with the associated developer. The range consists of a total of 24 ready-to-use shades. In order to expand the range of nuances, mixed shades can be created with the pigment-free shade Shadows Liquid Color Gloss Clear Tone. To do this, the existing finished tones are simply diluted with the clear tone and/or mixed together. The maximum mixing ratio with the clear tone is 1 part Shadows Liquid Color Gloss and 3 parts Shadows Liquid Color Gloss Clear Tone. In the color scheme of Shadows Liquid Clear Gloss, you will find 32 suggestions for further mixing nuances. The advantages of the Shadows Liquid Color Gloss include time savings, because the liquid has a significantly shorter exposure time. Flexible handling, since different application techniques are possible. Mixing the hair colors is extremely easy due to the liquid components. The transparent texture of the product simplifies handling. Dabar pasižiūrėję video, jūs galite mums rašyti komentarus, klausti, jeigu jums kažkas neaišku. Ši nauja mūsų sistema yra visiškai kitokia. Jos sudėtis yra daug skystesnė negu paprastų tonavimo dažų. Buteliukai yra mažo dydžio, tačiau jų maišymo sistema su oksidantu yra 1:1. Jų
spalvos yra daug lengvesnės negu paprastų tonavimų. Sistemoje yra nuo šaltų iki šiltų atspalvių. Jie neužtamsins plauko, plauką sustiprins, plaukui suteiks blizgesio, tvirtumo. Pats likvidas yra be amoniakės, be kvapės, turintis tik tai natūraliai gaivų kvapą, kuris neerzins kliento. Tai yra saloninė produkcija kaip plauko puoselėjimo procedūra. Oksidantas, tu paminėjai, kad Paminėjau oksidantas. Taip, jis yra beprocentinis. Visiškai ir tikrai nežalojantis plauko. Plauko jisai visiškai nežalojantis, nes Ir labai malonaus kvapo. Ir malonaus kvapo, ir likvidai patys jas taip pat sudėtyje turi rūgštinį pH, kuris uždaro plauko žvynelį, tuo plaukas puoselėjamas ir tikrai galima tai atlikti kaip procedūrą prieš, ne tik tai, kad kaip ir po dažymo, bet ir prieš kirpimus, ar taip, Vilma, kaip tu galvoji? Taip, tikrai taip, ir kadangi tai yra rūgštinė procedūra daugiau, tai ji labai puikiai uždaro plauko žvyną, taip išlieka ilgiau spalva, nenusiplauna, plaukai išlieka labai gražus. Taip, aš išbandžiau šitus dažus ir su kliente. Paprašiau aš jos tiesiog, kad užeitų po keletos plovimų, eidama pro šalį, kad parodytų, kaip atrodo jos tie plaukai. Fantastiškai, fantastiškai. Tai yra kažkas nerealaus. Plaukai po 4-5 plovimų dar buvo žvilgantis, dar buvo slidus ir aš tikrai tikiu, kad šis produktas pakaraliaus pas mus Lietuvoje ir ne tik. Aš taip pat galiu pasakyti, kad šį produktą išbandžiau ant savęs ir man labai patiko atspalvis, buvo jisai tiesiog labai lengvas, plaukuose mačiau žvilgėsi, tikrai plaukas tapo sunkesnis. Tai pirmiausia, kaip ir tu, išbandau ant savęs, o paskui rekomenduoju savo klientams. Taip, aš taip pat visada viską bandau pirmiausia ant savo plaukų, tai kas mano plaukams atsitiko, tai jie pasidarė tiesiog labiau valdomi. Ir aišku, blizgus, blizgesys ir po color dažų stebuklingas. O kokį būtent atspalvį tu pasirinkai? Aš pasirinkau 644. Ar gali parodyti? Taip, nes žinoma. Tu esi tamsiaplaukė, man labai įdomu. Aš rinkausi ryškų. Taip. Nežinau, ar čia pasimatys kameroje, bet 644. O pati dažai plaukus kokiame lygyje? 4. 4. Taip. Ir pastebėjai, kad plaukui suteikė tikrai žvilgėsi? Man labiausiai patiko, kad plaukai labai blizgėjo ir labai smagus pojūtis buvo, kaip tepė dažus. Tiesiog jie buvo tokie slidus, minkšti, pati masė, tai fantastiškai tepęs. Man pirmas kartas, kaip aš maišiau šitos dažus, irgi labai buvo keista ta jų konsistencija. Jis tokia gelinė, neįprasta, lyg persišviečianti ir labai maloniai tepti. Taip. Dabar papasakot norėčiau apie darbo eigą, kaip juos tepti. Kaip ir visada, mūsų Glint kompanija rekomenduoja prieš visas procedūras pirmiausia išplauti galvytę su giliai valančiu šampūnu. Tai yra volume šampūnas. Jisai yra giliai valantis, atstatantis plauką prieš procedūras. Po plovimo pasirenkame iš paletės tam tikrą atspalvį, mes jų turime įvairiausių. 24 atspalvius ir dar, ką galiu paminėti, kad su šiais atspalviais mes galime miksuoti tarp jų ir kurti dar kelius savo norimus atspalvius. Taip, kad visa kūryba, čia pas mus kūrybiškumas ir su Glint pirmąją tą pagrindinę liniją ir su tonavimo dažais ir štai su šitais likvidais taip pat galime miksuoti. Taigi, tepame dažus, išlaikymo laikas yra 10-20 minučių, tuomet mums jau daugiau šampūno plovimui nereikia.
mes emulguojame, nuskalaujame ir naudojame purškiklį, kuris mums Revital Care Spray purškiklis, kuris atstato mūsų plauko pH. O dabar galėtume pasižiūrėti video, kaip visa tai daroma. Shadow's liquid color gloss is suitable for all hair types. The product is for clients with all hair lengths and textures. The hair color lasts up to 10 weeks. With the Shadow's liquid color gloss, you get a range of new nuances, from warm to cool, which can be used for the following areas of application: color refreshment, color correction, matting of unwanted reflections, and to achieve reflections. The hair is shampooed as usual. Mix the desired shade with the Shadow's Liquid Color Gloss Developer in a ratio of 1:1 in the application bottle or a coloring bowl. For our blonde model, we choose the nuance 9.71. Our copper model has received the nuance 7.44. Nuance 5.87 was used on our brown-haired model. Apply the color gel generously to towel-dried hair. Use the brush or the application bottle for this. Depending on the desired intensity, the exposure time is 10 to 20 minutes. Then rinse the color thoroughly with clean water. Shampooing is optional. Mes turime likvidų labai fainą mažą paletę, kurioje yra 24 atspalviai. Paletė yra surikiuota nuo pačių lengviausių atspalvių, nuo šaltų, šiltų, einant iki pačių tamsiausių. Labai patogu ją naudoti. Spalvos sunumeruotos pagal plauko spalvos lygį. Tai gali būti, štai 6 lygis, eina šviesesni, 7 lygis, 8, pagal tai sunumeruota, taip mes galime pasirinkti tam tikrą atspalvį pagal plauko lygio spalvą, kad ją palaikyti, kad blizgesys išsilaikytų ir rinktis reikėtų tonas į toną arba tonų tamsiau, kad tikrai matytume kažkokį atspalvį. Bet jeigu mes norime, kad tai išliktų tiesiog blizgesys spalvai, galime rinktis ir šviesesnį toną, tikrai bus kaip procedūra plauko atstatymui, išlaikyti blizgesiui ir tvirtumui. O kaip tu galvoji, Vilma, kada galima naudoti šitus likvidus? Šios likvidus galima naudoti tada prieš kirpimą. Galima naudoti tada, kaip klientė nori plaukų blizgesio. Tiesiog atgaivinti atspalviui. Tai yra fantastiškai geras produktas, kuris mums sugrąžins plaukų spindesį, žvilgesį, nes visos spalvos, nežinau kaip kameroje matosi, bet yra nerealios. Ir visi atspalviai glinto, tiek šiti, tiek tik pradinė mūsų ta paletė gaunasi tobulai gražios ir atitinka numerius. Taip, ir aš dar ko nepaminėjau, ką mes turime šioje paletėje, tai yra specialus QR kodas. Tai va šis kodukas, jūs jį galite nusiskanuoti ir jums parodys visą informaciją apie šiuos likvidus. Jūs galėsite dar išsamiau apie juos pasiskaityti, pasižiūrėti vaizdelius, kaip naudoti, kaip tepti ir naudotis visais jų rekomenduojamais šampūnais, ką naudoti prieš dažymą, ką naudoti po dažymo, kaip užbaigti visą šitą procedūrą.
Visi atspalviai ir spalvos išliks ilgiau, jeigu naudosite Glint produktus. Šampūnas Revital, balzamas Revital, tada tikrai išsilaikys ir procedūros ilgesnį laiką namuose, jeigu klientas naudos, tai norėjau pasakyti, ir turėsim labai gražius rezultatus. Tikrai taip. Ir dar ką noriu paminėti, kad pakuotėje šie likvidai yra po 2 šituos mažyliukus buteliukus. Jie pakuojami, jų kiekis yra 60 ml buteliukas. Tai yra visiškai skysta konsistencija, bet sumaišius ją su jam priskirtu oksidantu, konsistencija tampa gelinė. Taip pat dar norėčiau paminėti, kad jūs taip pat galite turėti kartu štai šį Clear toną. Clear tonas yra praskiesti šiai spalvai, jeigu jums ji pasirodė per ryški. Taipogi mes su Vilma vedame mokymus, turime Vilniuje akademiją, kurioje vedame mokymus, ir Kaune pas Vilmą Satin studijoje. Visada laukiame jūsų. Mokymai vyksta teoriniai, taip pat praktiniai, supažindiname su koloristika, su pagrindiniais naudingais spalvų rato elementais, kaip neutralizuoti, kaip pigmentuoti plauką. Ir praktiškai tai atliekame ant modeliuko galvos. Visų laukiame, jeigu jūs turite kažkokių klausimų, prašau, rašykite mums. Klausimų visada atsiranda, kai pradeda žmonės dirbti su produktais, kol nepradėjo, nepabandė. Tiesiog pasižiūrėjus yra sudėtinga galbūt paklausti, bet drąsiai visada atsakysiu. Žiūrėkite, ir atėjo pas mus klausimas. Mergina klausia, per kiek laiko ar plovimų šie likvidai nusiplauna? Ką aš galėčiau apie tai pasakyti, kad išlaikymo laikas priklausomas taip pat yra, jeigu mes išlaikysime per procedūrą plauką iki 20 minučių, į plauką likvidas įsiskverbs giliau ir rekomendavimas yra, kad išsilaiko spalva iki 8 savaičių. Kaip ir minėjau, tai priklauso vėlgi, ką klientas naudos namuose. Tai rekomendacija ir buvo Revitalio šampūnas bei Revitalio balzamas. Tikrai spalvos išliks tada 8 savaitės garantuotai. Ir dar, žinoma, tai priklauso ir nuo atspalvio. Jeigu atspalvis bus labai šviesus, tai jisai matysis trumpiau. Jeigu atspalvis tamsesnis, jis išsilaikys ilgesnį laiką. Bet jis nusiplauna labai gražiai. Plaunasi gražiai, plaukas neužsipurvina. Klausimas yra, kokia kaina šių likvidų? Reikia susisiekti su vadybininkais. Mūsų vadybininkiai reikia rašyti, tai būtų Dinai vadybininkiai. Mes galėsim atsakyti šį atsakymą. Raštu? Raštu. Ką dar galima būtų paminėti apie likvid dažus, kad jie yra dar kartą malonaus kvapo, maloni tekstūra. Klientės tikrai džiaugiasi, patenkintos tuo, kad jos turi tokius gražius slidžius plaukus. Salone nėra nemalonaus kvapo ir mes tada matome akivaizdų rezultatą, žėrinčius, žvilgančius plaukus, klienčių džiaugsmą. Ir svarbiausias dalykas, kad nealergizuoja. Jie yra be amoniakiai, kvapas nealergizuos kliento, nes visa Glint sistema yra sukurta būtent žmonėms turintiems jautrią galvos odą. Tai tikrai esate dirbdami ramus, kad žmogui nesukeldysite jokių pašalinių veiksnių. Taip, Glint kosmetika iš tikrųjų išdirbusi kvapus iki maksimum. Tai yra labai švelnus. Dar turim vieną klausimą. Klausimas toks. Ar galima daryti neutralizacijos vonelę prieš tonavimą darant Total Blondą? Ar galima daryti su likvidais neutralizacijos vonelę?
Nerekomenduočiau, nes tai yra rūgštinė procedūra ir tada mes jau ko gero negausim to rezultato, kurio norėtume. Taip, čia yra užbaigiamasis darbas su šitais likvidais, neutralizacijos mes netliksime. Mano pačios rekomendacijos yra tikrai didelės šių likvidų ir dabar, kaip pačios tavo nuomonė, tonavimas paprastais dažais ir tonavimas likvidais, tu jauti kokį skirtumą? Šiaip kiekvienam parinkti reikėtų individualiai. Kaip ir bet kurį dalyką mes klientui parenkam individualiai. Taip. Vienam galbūt tikrai bus tobula likvidas, kitam galbūt reikės tiesiog normalaus tonavimo arba dažymo. Tai čia vėlgi parinkimas meistro, ką jisai nusprendžia, ką jie nutarė kartu su klientu, ko pageidauja klientas. Nes dėl ko aš taip klausiu, nes aš manau daugeliui bus tokių klausimų, sakykime, kaip ir dabar gavom klausimą, ar galima daryti neutralizaciją po blondavimo, tai kadangi tai yra rūgštiniai ir uždarantis plauko žvynelį, o paprastas tonavimas, dėl to mes ir galime su paprastu daryti neutralizacijas, nes jie yra kitos konsistencijos. Taip, būtent. Būtent va šitą dalyką noriu ir pabrėžti, kad visiems būtų daug aiškiau, kuom jie skiriasi. Taip. Nes vėlgi tai reikia pripažinti, kad tai yra daugiau procedūra, ne dažymas. Taip. Tai yra užbaigimui, pabaigimui ir žvyno uždarimui. Taip. Tai štai todėl labai ir norisi daugiau pasakyti, nes tai yra kai naujas produktas, tai bus daug labai ir klausimų, todėl ir norėčiau pabrėžti, kad kai bus pas mus mokymai, bus mokymai atskiri ir apie likvidus, tai jūs galėsit pas mus apsilankyti ir dar sužinoti daugiau patys ir išbandyti juos. Pajausti tą visą jų sistemą, kaip jie maišosi, kokia jų sandara, struktūra, maišymo būdas. Taip, juos galima iš tikrųjų ir iš buteliuko naudoti sumaišius arba iš indelio, kuris variantas vėlgi meistrui yra patogesnis. Ir tai reikia pabrėžti, kad klientėms namuose likvidų naudoti negalima, tai yra tik profesionalams skirtas produktas. Dar gavau klausimą, ar galima dengti žilus plaukus, jei taip, iki kokio procento nudažo? Žilo plauko tikrai neuždažys. Ką galima pasakyti, kad jeigu yra labai pats žmogus yra pilko atspalvio, tai galima parinkti pilkesnį, šaltesnį atspalvį, bet pačio žilo plauko tai tikrai neuždažys. Žilam plaukui tai suteiktų daugiau blizgesio, žvilgesio, galbūt išvalytų spalvą šiek tiek, jeigu yra kažkoks pageltonėjimas arba kaip dažnai būna su žilais plaukais ar papilkėjimas, tai tokiems klientams galbūt kažkiek palengvintų, pagražintų plaukučius, bet tikrai neuždažys. Tikrai taip, nes tai yra oksidantas yra visiškai, kaip sakyti, beprocentinis, tai, o mums reikia, kad žilą plauką uždažytų, turi būti procentai. Turi būti stipresnis oksidantas. Taip. Taip pat. Ar daugiau dar turi kokį nors pastebėjimą ar klausimą? Pastebėjimas, tai tik tai iš pačios geriausios pusės, kad tikrai palengvina labai darbą šie likvidai, ir labai malonu, kad šita Glint sistema neapsistoja tik tai keliais produktais, vyksta kūryba toliau, kuria pačius naujausius produktus ir mes turime galimybę jais naudotis ir pristatyti pačius geriausius produktus. Kad geriausi, tai tikrai. Taip. Tiesiog labai norime visiems padėkoti, kad jūs išklausėte, gal šiandien buvo kažkokių tikrai dar neaiškumų, tai tikrai rašykite, klauskite, padėsime ir laukiame jūsų komentarų ir laukiame jūsų pas mus atvykti į mokymus, pabendrauti gyvai. Į Vilnių arba į Kauną, į mokymus gyvai susitikti. Taip, nes atvykę tikrai sužinosite labai daug gerų dalykų.
labai gera atmosfera pas mus visada, draugiškai bendraujam, diskutuojam, atrandam dar naujesnius įdomesnius dalykus. Tai tiesiog pas mus vyksta komunikacija 100%. Ieškome sprendimų kartu, dalinamės visą informaciją, ką žinom ir norim sužinoti iš jūsų. Ir Mes labai- kartu esam jėga. Taip, labai džiaugiamės.